Žavėjimosi augalais dieną Klaipėdos universiteto botanikos sode vyko ekskursijos skirtingoms amžiaus grupėms, nuo darželinukų iki seniorų. Ne vieną lankytoją sudomino dažų iš gamtos ekspozicija, nes daugelis jau spėjo pamiršti, kad dažus galima išgauti iš paprasčiausių augalų. Dėmesio sulaukė ir gražiausio dabar žydinčio žiedo rinkimai, kur kiekvienas galėjo balsuoti už jam patinkantį augalą šalia jo, padėdamas mažą akmenuką. Renginio metu vyko seminaras Arbatžolės daržo lysvėje ir pašnekesiai gamtoje, kurių metu susirinkusieji sužinojo apie ąžuolą ir jo naudingasias savybes. Anot Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorės Onos Rūtos Žadeikienės, vaistažolės daržo lysvėje ir ąžuolas pasirinkti neatsitiktinai. Nemaža vaistažolių kolekcija yra Klaipėdos universiteto botanikos sode, o ąžuolas – universalus medis, turintis visokeriopos naudos. Ąžuolą pasirinkam todėl, kad mes skaitome, kad tai vienas iš galingiausių Lietuvos medžių ir norėjome pakalbėti apie jį, apie jo augimą, naudą. Kaip žinote, yra ir ąžuoliniai baldai, ir ąžuolinės grindys ir viskas yra, kas iš ąžuolo, tai yra tvirta ir gražu. Renginio metu visi apsilankę botanikos sode galėjo pasivaišinti ekologišką žolelių arbata ir gilių kava. Taip pat Klaipėdos universiteto botanikos sodo darbuotojai konsultavo lankytojus ir buvo pasirengę kalbėti apie viską, kas įdomu augalais besižavintiems žmonėms. Niekas nepasiginčys, kad gražiausi augalai žydintys šiuo metu, todėl gražiausią žiedą botanikos sodo lankytojai galėjo rinkti iš paprastų lauko gėlių. Pasak Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorės Onos Rūtos Žadeikienės, visi augalai yra žavūs, nepriklausomai nuo metų laiko, o žaviausi vis dėlto lietuviški. Augalas, jisai bet koks jisai žavus, taip kaip ir žmogus. Jisai visien, jeigu jisai ir išorinė prasme nėra gražus, jisai yra sava sėklyną gražų suformuoja, lapų formą arba pats gražiai auga. Taip, kad čia mes kaip botanikai neįskiriam gražus, negražus, mums augalai yra visi gražus ir mes tengiamės jų neįskirti. Mėgstam natūralius, gražius, lietuviškus augalus. Augalų žavadienis Klaipėdos universiteto botanikos sode pritraukė beveik 600 lankytojų. Žadama, kad žavėjimosi augalais diena Klaipėdos universiteto botanikos sode taps tradicinė ir kasmet sulauks vis daugiau lankytojų.